Davai. Tikrai kokios stiprios rankos. Ačiū. Meiliai taip pažiūrėjai. Tu esi žymiausias ūkininkas Lietuvoje. Ejau, seniai, rokam į vidų va tokie. Opa. Ir va tie palekiam, rankytį uždėjai. Aš visada norėjau būti sėkmingi. Pasaulis pavargęs nuo žvaigždžių. Nu va, tokių, žinai, influencerių, kaip tiesiog pasiemtų kamerytį. Aš nebandau niekam ten įpykti, žinai, ir būti kažkoks tobulas. Aš atsimenu, kaip pirmą kartą filmavau. Ten toks, žinai, molis. Čia turim braškį, marmadulį. Kaip tu sugalvoji tokius išskirtinus karvyčių vardus? Pasakyk kelis. Apgamėlė, Apžior, Antoškė, Pikčiurn, Oksana ir bet. Oksana yra, tavo karvė vadinasi Oksana. Esi bandžius? Nu, esu. Šitą kvarį ten. Baisu, žiauriai. Pasirinko, kad bus ūkininkas, nes mano tėtė buvo ūkininkas ir žinoma, čia taip pat ūkininkavimo kasdienybė. Toks tikras, sakyčiau, vyriškas darbas. Kiek turi? Žemės? Nesakyk. Pasakyk. Pasakyk. Aš visai irgi norėčiau būti ūkininkė, prisipirkti karvyčių ir savo smagiai gyventi. Jo. Ačiū tau labai už... Viskas jau. Nori dar pabendrauti? Na, tiesiog, davai, varu.